Sveikučiai, čia vėl Rasis iš Muntafų. Penktadienis, graži diena, labai šalta, labai saulėta, labai giedra. Na, 1700 aukštis metrų. Šaltukas spaudžia, ranko šala smarkiai. Tai surinkau 1100 metrų. Su slidytėm. Nu čia atvariau, tai čia kitas pasaulis, žinokit. Apačioje pas mus ten slėnyje lietutis ėjo ir ten sniegą gerokai paplovė per 2 dienas. O čia tai, kai viskas tik tai daugėjo ir gilėjo. Tai dar buvau, kada aš čia buvau sekmadienį čia dar buvo neblogai. Sniego taip labai komfortiškas kiekis dabar, tai pasižiūrėkit. Faktiškai va čia eiti neįmanoma be lazdų. Viskas menga slidininko atvežom einu ir tai mano batai visi į sniegą sulenda. Tai vat gerą pusmetrį pavarė, o kai kur ir metras turbūt. Ai, va, matau, kažkas užrašyta yra. Žiūrėkit. Nuo 23 gruodžio atsidaro žiemos sezonas. Tai virtuvė, nakvynė ten, žodžiu, su pramogom. O čia ką, laukiam iš Lietuvos. Chebrytė turėtų atvažiuoti, tai sekmadienį aš irgi čia turėčiau su jais pasismagyti, tai vat kokias viršūnėlės, dry turm, gražuolės, bokštai. Nu ir čia toks yra į šitą pusę šlaitelis toks geras, freeridinis, kur lavinos neina, toj vietoj už medžių. O ten truputį toliau vat yra balta tokia graži piramidė. Tai jinai Ofa Kop vadinasi. Ofa, nežinau ką čia tas Ofa reiškia. Ir ta perėja yra irgi ten tokia drebu iš šalčio. Ten lavininis pavojus žemas. Paprastai nemačiau ten lavinų, kad eitų. Ir pernai per Kalėdas mes ją ėmėm su sniegžengiais. Tik tai jinai atrodo taip arti, o iš tikrųjų tai gan toli yra. Gan toli ir viršūnė. Nuo perėjos viršūnė tai tokia statoka matosi. Tai ten jau reikėtų ir lavininius visus reikalus turėti. Nu tai va, tokie reikaliukai chebrytė. Norėjau trumpai jums parodyti šitą visą žiemą, fantastiškai gražią žiemą. O, žiūrėkit, ant stogo kiek sniego. Einu į vidų, dar trumpam sušilsiu ir lėksiu žemyn. Laukia manęs ilgas nusileidimas, nes šiandien nuo savo kaimelio, nuo Fandanso pakilau, tai gausiu ekstra 400 metrų dar žemyn. Bet ten buvo toks sąlygėlės, tokia pluta, pasidengus nuo šilumos ir šalčio naktį, tai nežinau, ten sudėtingai bus leistis. Bet tai kai sudėtingiau, tai ir įdomiau. Tai vat, su tokia vat žiemos gražia pradžia visus jūs ir sveikinu ir iki kitų kartų. Būk ištroškęs, elkis beprotiškai.